Išvyka į Vilniaus vandenis. Vanduo iš žemės būna nešvarus, geltonas ir smirdantis, tačiau jis yra išvalomas specialiais prietaisais. Vandeniui laikyti yra tam tikros talpyklos. Čia matome viena iš jų. Jie ypač reikia saugoti nuo šalčio, nes joje esantis vanduo gali užšalti. Kaip vanduo atbėga iki talpyklų? Iki talpyklų vanduo atbėga ilgais vingiuotais vamzdžiais. Kai kurie vamzdžiai kyla į viršų, todėl yra statomas siurblys. Tai yra maketas gręžinio su panardintu siurbliu. Į žemę yra įkasamas ilgas metalo vamzdis ir per jį siurbiamas vanduo iki namų. Kaip vanduo pasiekia mūsų namus? Šiais siurbliais vanduo atbėga iki mūsų namų, nes jie yra labai dideli ir galingi. Kaip valdoma visa įranga? Įranga valdoma kompiuteriu. Taip daug lengviau, nes užtenka tik spustelti mygtuką ir siurblys įsijungia arba išsijungia.